oras kol kas išties permainingas. Dienos šiltyn, bet naktimis šią savaitę vis dar kandžiosis šalna, o antroje savaitės pusėje daugiau sulauksime ir lietaus. Dabargi apie pačią artimiausią parą mūsų šalyje. O artimiausią naktį, pirmiausia, lietaus tikimybė dar turėtų būti menka. Vėjas bus pasisukęs iš rytų, šiaurės rytų, vidutinis 5–10 metrų per sekundę. Oro temperatūra nukris iki laipsnio 6, prie jūros bus šiek tiek šilčiau, ten 8 laipsniai šilumos. Ir beje, ore vietomis, o arčiau žemės daug kur spaus intensyvesnė iki 5 laipsnių šalčio šalna. Rytojaus dieną greičiausiai, kaip matote, pilkiausia bus vakarinėme šalies pakraštyje, ten ir gali pasibarstyti negausaus lietaus. Vėjas vis dar bus pasisukęs iš rytų ir pūs 4–9 metrų per sekundę greičiu. O temperatūra spės pakilti iki 12–17, tik tai pajūryje vis dar vėsiau, ten nuo 9 iki daugiausia 11 laipsnių šilumos. Ir keliaujam į regionus. Pirmiausiai šiaurės Lietuvoje trečiadienis yra numatęs tikrai smagią temperatūrą 14–16 laipsnių šilumos, nepastoviai debesuota ir lyti čia ko gero taip ir nepalis per visą dieną. Rytinių rajonų gyventojai rytojų pasitiks puikiais skaičiais. Nuo 14 iki 17 šilčiausia šį kartą turėtų būti sostinėje, nepastoviai debesuota, tarpais net ir labai gražiai prasigėtis padangė. Pietiniai ir centriniai regionai rytoj taip pat turi neblogą prognozę iš sinoptikų. Labai gerai temperatūra galės pasidžiaugti Kaunas, ten net iki 18 laipsnių šilumos. Kitur irgi nešalta, nuo 15 iki 16 debesis padangė vis praplauks, bet lietaus iš jų ko gero taip ir nespės pasirodyti. Vakarinę šalies dalį karts nuo karto gali palaistyti negausus lietutis, o šiluma čia vos menkesnė nei kitur, nuo 12 iki daugiausia 15 laipsnių. Vėsiausia apie 12 turėtų būti Šilutėje ir Klaipėdoje. Ir apie kitų dienų orus šį kartą iš pajūrio ten ir pasilikime. Netoli Palangos šį kartą lankysimės ir žvalgysimės, kaip atrodys ketvirtadienis, o jo naktį vakariniuose rajonuose dieną daug kur žadamas trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, vidutinis 5–10 metrų per sekundę. Naktis svyruos nuo laipsnio iki 6 šilumos, rytinėje šalies pusėje vis dar arčiau žolės subalos iki 5 laipsnių šalna, o dieną šils iki 11–16, vakarinėme pakraštyje vėlgi šiek tiek vėsiau, nuo 6 iki daugiausia 10 laipsnių. Penktadienio naktį vietomis, o dieną daug kur prasitęs negausus lietus. Vėjas bus pasisukęs iš vakarų, šiaurės vakarų, naktį vidutinis, dieną jau smarkesnis 6–11 metrų per sekundę. Ir naktis svyruos nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, žadama dar smarkesnė iki 6 laipsnių minuso šalna. Dieną svyruos nuo 8 iki 13. Ir dabar keliaukime